Tavo stuburas pablogėja, kai esi pavargęs, susirūpinęs, piktas ar patiri stresą. Tai nėra tik tavo vaizduotė, tam yra paaiškinimas. Šiame vaizdo įraše, be to, kad lengvai suprasi, kodėl taip nutinka, išmoksi pratimus, kurie gali palengvinti šį skausmą namuose ir daug greičiau nei vaistai. Geriausia tai, kad tau nereikia būti jaunam, lieknam ar labai lankščiam, kad galėtum atlikti šiuos pratimus ir iškart pajustum palengvėjimą. Bakūninas. Stresas ir rūpestis pablogina mūsų skausmą dviem būdais. Pirmas dalykas. Tomis sunkesnėmis, labiau įtemptomis dienomis, kai esame pikti, mūsų smegenys tampa jautresnės. Tai tarsi nervai padidintų skausmo garsumą. Kitas dalykas, kuris nutinka, raumenys tampa labiau įsitempę. Dėl to tavo stuburas tampa labiau sukaustytas, labiau įtemptas, standesnis ir padidėjęs spaudimas diskams bei sąnariams. Dabar mes darysime viską žingsnis po žingsnio. Tai pratimai, kurie pagerins nervų ir raumenų būklę trijose svarbiuose mūsų stuburo taškuose. Man atrodo, kad tas motociklas girdisi įraše. Pradėsime nuo viršaus, nuo srities tarp galvos ir kaklo. Tai svarbi sritis, nes čia kabutėse gimsta raumenys, kurie leidžiasi žemyn link stuburo, bet taip pat tai sritis, per kurią eina klajoklis nervas. Svarbus nervas, atsakingas už kūno atsipalaidavimą. Naudosime nykščius, nykščių pagalvėlės. Darysite mažus judesius, žiūrėkite. Pradedant nuo ausies lygio, tarsi po galva, po galvos kaulų, po kaukole. Sekite kartu štai iki vidurio ir padarykite tą patį su kita puse. Darysite lėtus judesius. Tai paviršinė masažo technika, kuri pamažu gilėja. Jausite, kad ši įtampa mažėja. Masažas taps lengvesnis ir viskas taps minkščiau, švelniau. Tai yra tai, ką paprastai jaučiame, kai šie raumenys atsipalaiduoja. Jei yra kokia nors skausmingesnė vieta, tiesiog sumažinkite spaudimą, pasiekite tą skausmingesnį tašką, naudokite mažiau jėgos ir tada vėl gilinkite prisilietimą. Visa tai turi būti patogu nuo pradžios iki pabaigos. Jūs atliksite, pakartosite šį judesį ritmingai, neskubėdami 1 minutę. Man labai patiko. Kitas pratimas veiks stuburo viduryje raumenyje vadinamame diafragma. Be to, kad atpalaiduosime šį raumenį, mes nuraminsime kvėpavimą, padarysime savotišką bendrą atsipalaidavimą, emocijų reguliavimą. Jūs atsigulsite taip, kaip jums patogiausia. Galite naudoti pagalvę kiek tik norite. Laikyti kojas sulenktas, padėtas ant pagalvės. Jūs pridėsite delną prie odos krūtinės viduryje. Gerai? Aš tai padarysiu čia po marškiniais. Nes, aš nenoriu taip daug savęs rodyti. Tik todėl, kad neturiu kur padėti mikrofono. Kitą ranką laikysiu viršuje, kad galėtum stebėti. Bet įsivaizduok, kad abi rankos yra čia prilipusios prie krūtinės odos. Gerai? Tu atsipalaiduosi ir pradėsi daryti ratus, žiūrėk. Tempsi odą į visas puses, darydamas didesnį ratą. Kiek tik gali, lėtai ir atpalaiduojančiai, kad padėtum sau. Mes tai derinsime su kvėpavimu. Ypač pasinaudok tuo momentu, kai iškvepi. Pasinaudok tą atsipalaidavimo banga. Daryk tai neskubėdamas, nepersistengdamas, išlaikydamas maksimaliai lėtą tempą. Kiek tik įmanoma lėtai. 10 kartų į vieną pusę ir tada 10 kartų į kitą pusę. Taip, dabar dar geriau. Stuburo pabaiga yra dar viena svarbi dalis, kurią turime pamankštinti. Pirmiausia todėl, kad ji laiko, ji yra viso stuburo atrama. Antra, būtent iš šio regiono išeina kiti parasimpatinės nervų sistemos nervai, tie nervai, kurie lėtina mūsų kūno ritmą ir netgi tam tikra prasme paruošia miegui. Mes atliksime šį masažą, šį pratimą, naudodami šiuos pirštų krumplius, gerai? Jūs darysite taip, sudarydami tarsi V formą. Padėkite rankas maždaug ties diržo aukščiu, čia, nugaroje. Gerai? Kai tik prisiliesite čia,
Šis sritis bus tiksliai atremta ant kryžkaulio, todėl išlaikykite šią poziciją. Jūs atsigulsite ant rankų. Leiskite man tik patraukti šią pagalvę, nes mums reikės pajudinti kojas. Gerai? Atsigulkite lėtai ir raskite atsipalaidavusią padėtį. Šioje padėtyje tiesiog leiskite kojoms keliams skristi į vieną ir kitą pusę. Darykite šį siūbavimą tiek, kiek tai nekelia diskomforto, gerai? Išlaikykite malonų ritmą, stengdamiesi atsipalaiduoti. Jei galite, leiskite keliams nukristi žemyn, paliesdami čiužinį, sofą ar kur bebūtumėte. Svarbiausia yra atlikti šį judesį ramiu ritmu ir tiek, kiek jums patogu. Tai darysite 10 kartų į kiekvieną pusę. Nesijaudinkite, jei pamiršite suskaičiuoti. Darykite tiek, kiek jums reikia, kol jaučiate, kad tai jums atpalaiduojančiai veikia, kol jaučiate, kad jūsų kūnui vis dar reikia šio judesio, šio malonaus supimosi. Tęskite. Tačiau yra žmonių, kuriems reikia tikslaus pakartojimų skaičiaus, todėl darykite 10 kartų. Po to rankas laikysime toje pačioje padėtyje. Jei reikia, galite trumpam nuleisti rankas pailsėti, o tada darysime judesį su kiekviena koja. Žiūrėkite. Ištieskite koją ir grąžinkite atgal. Jūs pajusite, kaip vyksta judesys ten, kur stuburas remiasi į jūsų ranką. Judesys vyksta kryžkaulio ir klubakaulio sąnaryje, pasiekdamas patį kryžkaulį. Taip, darykite tai taip pat neskubėdami, taip pat kiek jums patogu, kol nesukelia skausmo ar diskomforto ir tokiu tempu, kuris jums malonus. Jūs galite daryti greičiau arba lėčiau, nei aš darau čia dabar. Čia mes deriname svarbių sąnarių mobilizavimo pratimą su šios srities masažu. Ir būtent tai sukels šį efektą. Pasiekti tuos nervus, kurie sukelia kūno atsipalaidavimą. Normalu, kad po pratimo jaučiate mieguistumą, apsnudimą. Tai ženklas, kad mes suaktyvinome tinkamus raumenis, netinkamus nervus. Be streso prastas miegas taip pat padidina jautrumą. Priverčia mus jausti daugiau skausmo. Yra 2 minučių rutina, padedanti pašalinti visą per dieną susikaupusią įtampą stubure ir dar pagerinti miegą. Šią rutiną aš mokau šiame vaizdo įraše. Tiesiog spustelėkite čia ekrane. Ir jei jaučiatės labiau atsipalaidavęs, o jūsų stuburas laisvesnis, nusiųskite šį vaizdo įrašą tam, kam to reikia. Kažkam, kas patiria stresą, turi nugaros skausmų ar stuburo problemų. Tik tiek ir prašau, perduokime šią gerumo grandinę toliau, aš čia ir baigsiu. Stipriai apkabinu, iki kito karto. Buvo greita, šiandien pasaulis geras, Sebastijau.